Mieloji, ateinu duoti tau velnių, nes pastebėjau, kad visiškai nebemyli savęs, nebemyli savo vaikų, nebemyli savo vyro. Kodėl? Kai tavęs paklausiu, ar rūpinėsi savo lūpomis, ar naudoji lūpų balzamą su SPF apsauga, ką aš išgirdau. O kam? Man nebereikia. Kai einame į lauką, kai saulė šviečia, ką mes darom? Ištepėm visą veidą SPF apsaugą, visą kūną apsaugą, vaikus ištepėm, duodam ir vyrui. Bet kai eina kalba apie lūpas, mes kažkaip visiškai jomis nenorim pasirūpinti. Lūpomis taip pat mes turime pasirūpinti ir naudoti SPF apsaugą, kad nebūtų taip kaip šį merginai, kur dalinuosi nuotrauką, kur jinai išskrido pailsėti šiltus kraštus, kad saulė šviečia ir štai nudegė lūpas. Buvo labai nemalonus jausmas, šypsotis negalėjo valgyti, o tu nori pajausti tokį malonumą. Tad jeigu myli save, myli savo vaikus ir myli savo vyrą, metas pasirūpinti lūpom, ypač vasarą, kai šviečia saulė. Aš jau daug metų naudoju atradus lūpų balzamą iš Fontanavy su 15 SPF, tad žinau, kad mano lūpos apsaugotos ir nenuteptos.